Kodėl neapsimoka žudytis? Kokia kūno paskirtis? Kaip iš jo išgauti maksimalią naudą ir kaip jo pasirūpinti? Šios klausimus ir pabandysiu aptarti šiame video. Sveiki, esu Donatas Lučiūnas, atstovauju Reddit bendruomenę Less Limited. Kaip jau ir užsiminiau, šiandien noriu pakalbėti apie visų mūsų turimą kūną ir perbėgsiu per šias temas, tai rolė, svarba, nauda ir kūno aprūpinimas, ar ne? Tai šios temos yra pakankamai gilios, bet aš noriu ne tiek eiti į gilį šiandien, kiek į plotį, tai pabandysiu pereiti per jas visas ir neišsitęsti per daug laikę. Jeigu nematėte ankstesnių Less Limited video, tai tikrai rekomenduočiau tai padaryti, nes tolimesnio turinio gali būti, kad nepavyks teisingai suprasti, bet jeigu visgi norite rizikuoti, tai aš tiesiog noriu tos pamatinius dalykus priminti. Tai Less Limited atsispiria nuo tam tikros objektyvios tiesos. Jinai yra mes nežinom, ko nežinom. Iš ko išplaukia, kad gali egzistuoti grėsmės, kurių nežinom. Iš ko išplaukia, kad turėtume siekti grėsmės atrasti ir eliminuoti. Kažkam gal kyla klausimas, kaip čia taip tiesiai iš šito išplaukia šitas. Ir atsakymas yra būtent savoka grėsmė, reiškia, kad jeigu tu gali ją ignoruoti, tai jinai nėra tau grėsmė. Tai grėsmė kaip po grėsmės egzistavimas iš karto mus įpareigoja. Dėl to ir išplaukia šį išvadą, kad turėtume siekti grėsmės atrasti ir eliminuoti. Kas daugmaž atitinka, turėtume siekti tapti mažiau riboti, kas ir yra ar ne Less Limited pavadinimas. Nors siekiu išlikti kiek įmanoma objektyvus, kalbėti šią temą apie kūną absoliučiai objektyviai yra gan sunkoka, tai nenori kažkiek mano nuomonės ar to subjektyvumo gali išlysti, bet noriu tiesiog patikinti, kad mano siekis yra kiek įmanoma išlikti objektyviam ir jeigu kažkur pastebėsit mano klaidų, drąsiai pataisykit. Šitas turinys iš principo arba Less Limited, ne iš principo, jisai ir siekia būti kiek įmanoma objektyvesnis. Tai savo prigimtimi šita, kaip pasakyti, iniciatyva yra labiau gimininga kaip matematika, ar ne, aš galbūt stengiuosi, dedu pastangas kažkaip bandyti samprotauti, atsispyrus nuo tų objektyvių tiesų, pratęsti toliau, bet gali būti, kad aš paliksiu klaidų ir galbūt kažkas protingesnis po to jas ištaisys ir aš esu tikrai tam atviras ir mielai bendradarbiausiu. Noriu apskritai gal patikslinti, kokią matau savo rolę šitame, koks mano interesas, ar ne, tai man pačiam siekti tapti mažiau ribotų yra irgi aktualu, nes aš irgi noriu lygiai taip pat tiesiog vadovautis tą išplaukiančią logiką, o kitas dalykas, aš noriu rasti bendraminčių, nes tikiu sinergijos gale, tai dėl to ir investuoju savo laiką į šį kanalą. Nors kalbu, kaip turėtume elgtis, kokie turėtume būti, suprantu ir pripažįstu, kad pats gali būti, kad ne visada tai išpildau. Aš nesu tobulas, esu tik žmogus ar ne, bet tai yra kryptis, į kurią ir pats orientuojas, tiesiog esu progrese. O jeigu kas nors klaus, kas tas per vienas apie mane ar ne, tai galite atsakyti, kad tiesiog naivus svajoklis. Čia ir yra priežastis, kodėl aš tai darau. Tiesiog todėl, kad tikiu tą geresnę alternatyvą, geresnių pasaulių, negu jis yra šiandien. Tad pradžioje pakalbėkime apie rolę. Ir prieš kalbant apie Less Limited požiūrių ar neteisingą rolę kūnui, galbūt verta apžvelgti, kokios yra kitos paplitusios nuomonės, kokia yra kūno rolė. Yra žmonių, kurie stengiasi tapti kuo gražesni, ar ne, jiems kūnas yra kaip šioks toks, kaip kūrinys, prie kurio jie dirba ir po to gali parodyti, didžiuotis, kokie jie, pavyzdžiui, gražus. Kiti demonstruoja, kokie jie stiprus, ar ne, ir būtent į tai orientuojasi į savo gyvenime. Kiti optimizuoja sportinį meistriškumą. Kas mane stebina, tai kad pakankamai yra žmonių, nors tai ir nėra jų profesinė veikla, tarkim, jie galbūt verslininkai ar kiti protinį darbą dirbantys žmonės, bet savo papildomoje veikloje siekia aukštumų sportinio meistriškumo, nubėga 100 maratonų, bet nori nubėgti ir 101. Ir stato būtent ar ne visą tą savo laisvalaikį apie tai.
Kitiems žmonėms kūnas yra šventovė, jie stengiasi kuo sveikesni būti ir apskritai, galbūt vengti visokių žalingų įpročių ir kūną puoselėti. Kitiems pats kūnas ir yra dievas, jie stengiasi kūnų įtikti, pasirūpinti kūno komfortu, suteikti kuo didesnį malonumą ir vaikosi nuo vieno iki kito trečio vis malonesnio dalyko. Tokia filosofija vadinama hedonizmu. Less Limited požiūriu kūnas yra tik resursas, instrumentas, kuris padeda mums tapti mažiau ribotais, šią kryptimį pajudėti, šio siekio siekti. Čia galima prisiminti analogiją iš verslo vadybos, kur yra organizacijoje įvardinama, kad jinai galbūt turi įrangą, galbūt turi natūraliuosius išteklius ir kartu turi žmogiškuosius išteklius. Tai mes patys į save, į savo kūną irgi turėtume žiūrėti kaip į išteklį, kaip į resursą. Ir tiesiog siekti jį panaudoti kiek įmanoma geriau, tam, kad ta kryptimi, tapti mažiau ribotais, pajudėtume. Priėjome prie antrosios temos svarbos ir nors kūnas yra tik resursas, jis kiekvienam mūsų yra svarbiausias resursas. Ir gal tai atrodo akivaizdu, bet aš tiesiog noriu panagrinėti logiškai, kad mes atsispyrę nuo tos objektyvios tiesos galėtume prie šitos išvados ateiti nuosekliai, o ne intuityviai. Tai svarbiausias resursas kodėl? O todėl, kad jis gali mirti. Ar ne? Ir čia yra citata iš Wikipedijos. Mirtis tai negrįžtamas visų organizmą palaikančių biologinių funkcijų nutrukimas. Akivaizdu, kad mirtis nepadeda mums tapti mažiau ribotais. Netgi labai atvirkščiai, mes tampame tikriausiai absoliučiai riboti. Nėra ženklų, kad bet kas mirė, toliau sėkmingai siektų savo siekių, kad ir kokie jie buvo. Tai lygiai ir mes galim kaip ir iš tokių žinių ar tokios informacijos daryti išvadą, kad turėdami siekį tapti mažiau ribotais, nelabai galėsime jo link judėti, jeigu būsime mirę. Tad prieiname išvados, kad siekti eliminuoti nežinomas grėsmės sėkmingai galime tik tol, kol esame gyvi. Bet kažkas gali būti man greit suskups oponuoti, sakys: Donatai, bet kaip tau gali rūpėti kokios nors nežinomos grėsmės, kai tu esi miręs? Tam, kad tau egzistuotų grėsmė, tu pats turi egzistuoti. Ir teisingas pastebėjimas, negaliu nieko prikibti. Tačiau mes tikriausiai su oponuojančiu gan greitai sutarsim, kad galim būti tikri, kad dabar egzistuojam, ar ne? Čia galime atsispirti nuo populiarios Dekarto frazės: mąstau, vadinasi esu. Kitaip tariant, aš pats žinau tas, kad aš mąstau, įrodo, kad aš egzistuoju. Tačiau mes negalime būti tikri, kad po mirties mes nebeegzistuosime. Yra toks terminas kaip siela. Cituoju iš Wikipedijos. Daugelie religinių ir filosofinių tradicijų siela yra dvasinė žmogaus esmė, apimanti jo tapatybę, asmenybę ir prisiminimus. Nematerialus gyvos būtybės aspektas arba esmė, kuri kaip tikima gali išgyventi fizinę mirtį. Tame pačiame puslapyje taip pat rašoma, cituoju: pasak Musolino, šiuo metu nėra jokių mokslinių įrodymų patvirtinančių sielos egzistavimą. Ką tai primena? Lygiai taip pat kaip ir ankstesnėme video žiūrėjome, tai buvo momentas, kada nebuvo jokių mokslinių įrodymų, kad juodos gulbės egzistuoja. Tai yra įmanoma. Aš sutinku, kad yra labai neįtikėtina, turint su šią informaciją, kad visgi siela egzistuoja, bet mes negalime būti garantuoti, kad neegzistuoja. Ir apibendrinus mes ir turim, ką mes žinome, tai kad mirę mes tapsime kur kas labiau riboti, gal net absoliučiai riboti. Ir kita vertus nėra garantijų, kad mes išnyksim. Gali būti, kad mes liksim egzistuoti. Tai turint to omeny, mes galim prieiti išvados, kad išlikti gyvam, nemirti, yra kur kas geresnė alternatyva, jeigu tu sieki tapti mažiau ribotas. Trečioji didesnė tema –
tai kūno nauda. Ir čia pakankamai elementaru, kadangi mes turime siekį, ar ne, tapti mažiau ribotais, tai būtent ir matuojame naudingumą šio siekio atžvilgiu. Kitaip tariant, kaip kūnas gali prisidėti judant šią kryptimį. Kai turi kryptį, kai turi atskaitos sistemą, tuomet ir gali optimizuoti jos atžvilgiu. Yra įvairių teorijų, metodologijų, tam kartui pabandykim vadovautis apribojimų teorija arba angliškai Theory of Constraints. Cituoju iš Wikipedijos. Apribojimų teorija tai valdymo paradigma, pagal kurią bet kuri valdoma sistema laikoma ribota labai nedideliu skaičiumi apribojimų, neleidžiančių pasiekti daugiau jos tikslų. Visada egzistuoja bent vienas apribojimas, o apribojimų teorija naudoja sutelktumo procesą, kad nustatytų apribojimą ir pagal jį pertvarkytų likusią organizacijos dalį. Apribojimų teorija remiasi įprastu posakiu, grandinė nėra stipresnė už silpniausią grandį. Trumpai tariant, dėmesį reikėtų nukreipti ten, kur apribojimas yra didžiausias. Galim pabandyti pasamprotauti, kas mus individualiai, žvelgiant tik tai iš savo asmeninės perspektyvos, kas mus riboja. Na ir aš pabandžiau, ar ne, pats pasamprotauti, pabandysiu pasidalinti, jūs galite irgi tai daryti. Tai galime gan greitai pastebėti, kad, pavyzdžiui, kas mus riboja, tai erdvė. Aš gal šiuo metu norėčiau būti Antarktidoje, o gal iš vis kitoj planetoje, o gal ir kitoj visatos iš vis kampelį. Ir aš to padaryti negaliu, man neužtenka tik panorėti ir aš kažkur atsirasiu, aš net nežinau, ar iš vis tai yra įmanoma. Tai akivaizdu, kad yra šioks toks ribojimas, esam riboti erdvėje. Ir gal tai ir yra pagrindinis apribojimas. Pabandykim pasamproto toliau. Kitas ribojimas galbūt yra man pavaldi energija. Ir čia vėlgi ne mano išmislas, ne mano sugalvota, bet yra pastebėta mokslininkų, kad civilizacijas jie iš esmės ir gali kategorizuoti, ar ne, pagal pavaldžios energijos kiekį, kad kažkada žmonėms buvo pavaldus tik tai jie patys kiek kažko užsiaugindavo, kiek žemės apdirbdavo, tiek ir rezultatų turėdavo. Vėliau išmokau pasitelkti gyvulius, galbūt kažkokias technologijas ir šiai dienai mes, kad ir labai daug energijos turim mums pavaldžios, palyginus su tuo, kas tikriausiai bus ateityje, tai nėra didžiuliai kiekiai. Tai vėlgi galbūt gali samprotauti, kad mus riboja pavaldi energija, ar ne, kad mes kaip civilizacija augtume. Ir nežinau, taip be samprotaujant, įsivardinom keletą variantų, kur čia galėtų būti ta silpnoji grandis. Aš siūlau pažvelgti dar į tą trečią variantą ir jau įvardintą mirtį. Ir jeigu mes pabandytume palyginti, ar ne, tai tiek energija, tiek erdvė, mes sutinkam, kad esam riboti, bet čia mes nejaučiam kažkokio termino, kad esam įsprausti į laiką, būtent tą apribojimą praplėsti. Tuo tarpu ties mirtimi mes visi žinom, kad iš informacijos, kuri mums yra prieinama, mes galim prognozuoti, kad mes turim pakankamai nedaug laiko išspręsti šitą uždavinį. Tai yra dešimtmečiai, ar ne? Mes energijos klausimus galim spręsti šimtmečiais. Jeigu mūsų neribotų mirtis, mes tikriausiai rastume, kaip išspręsti energijos klausimus, ar tai erdvės klausimus, bet mirtis būtent yra mūsų pagrindinis apribojimas šiam momentui. Tad panašu, kad šiai dienai mūsų kiekvieno individualiai pagrindinis ribojimas, ar ne, tai ta silpnoji grandis yra mūsų trapi gyvybė. Ir siūlyčiau būtent į ją ir orientuotis kaip į pagrindinį ribojimą, kurį reikėtų stengtis, nežinau, kažkaip pabandyti praplėsti arba eliminuoti. Ir štai ir galime pagalvoti, kokios tos grėsmės gyvybei yra. Aš čia pabandžiau išrašyti keletą, gal jūs galėtumėt sugalvoti ir daugiau, bet pavyzdžiui, viena iš grėsmių, ar ne, tai yra senėjimas, elementariai, kad su amžiumi žmonės miršta. Ir tiesą sakant, biologiškai tai nėra būtina, yra tam tikri organizmai, kurie jie nemiršta nuo senėjimo. Jie gali mirti dėl kitų priežasčių, bet jie geba visas savo ląsteles atnaujinti pilnai ir jie amžiaus prasme, senėjimo prasme yra nemirtingi. Ir tarp kitko yra
medūzų rūšis. Tiem, kam įdomu, paliksiu be abejo visas skaidres ir nuorodas, galėsi susirasti, pasidomėti. Taip pat yra toksai žmogus, Brianas Johnsonas, aš irgi įdėsiu nuorodą ir jo kanalą, galėsit pasidomėti. Tai kiek man yra žinoma, jisai bene aktyviausiai užsiima šią problemą, tai būtent ieško sprendimo, kaip sustabdyti senėjimą ar kaip grąžinti, kaip atvirkščiai jaunėti, o ne senėti. Man patiko jo YouTube coveris, kur tiesiai šviesiai parašyta Don't die. Lietuviškai nemirk. Kita grėsmė mūsų gyvybei gali būti mūsų sveikata. Mes galime būti labai jauni, bet jeigu sveikata pavedė, irgi įmanoma numirti. Tai čia nieko naujo turbūt nepasakysiu. Visas medicinos mokslas būtent ir tai fokusuojasi, kaip spręsti mūsų sveikatos problemas ir užtikrinti mūsų kaip organizmų ilgaamžiškumą. Trečioji grėsmė mano pastebėta yra smurtas ir čia situacija yra gan prasta, ties senėjimu, ties sveikata, atrodo, kad yra žmonių dirbančių link to, kad tai mažėtų tendencingai ir mes tikriausiai pastebime, kad per istoriją vis geriau pagal, tarkim, sveikatos metrikas galime vertinti žmoniją kaip populiaciją, tačiau pagal smurto metrikas dabar ypač šiems neramiems ir įtampų laikams atsinaujinant, niekad nebuvo išnykęs ir smurtas visada buvo su mumis ir istoriškai jisai vis atsikartoja, tai neramybės laikas ir vėl ateina karai. Pasidomėjau truputėlį daugiau būtent apie karus ar kiek mums kainuoja nesantaika kaip populiacijai. Tai Adnot Economic Value of Peace 2021 metų ataskaitos truputį daugiau negu 10% globalaus BVP švaistom konfliktams ir žudom vienas kitą. Ir niekas atrodo, kad ir nepaėgė šios problemos išspręsti. Pasaulyje ir šiai dienai vyrauja susiskaldimas, nėra kažkokios vienybės ir dažnas net ir neturi vilties, kad vienybė apskritai gali egzistuoti. Atrodo, kad taip jau bus, tokia ta žmonių realybė. Žinot, kas galėtų pasaulį suvienyti, kas galėtų šitą išspręsti? Ogi less limited. Taip, visas pasaulis, visa žmonija galėtų siekti tapti mažiau riboti. Netgi turėtų tai daryti. Ir čia aš manau ir yra tarp kitko šios iniciatyvos didžiausias potencialas, kad mes nustotume vaikytis kažkokių beržių kitų siekių, kurie dažnai net ir nuveda į konfliktus, o geriau susivienytume ir siektume to, kas yra nepaneigiama. Ir ketvirtoji grėsmė – tai nelaimingi atsitikimai. Čia jau kiekviena sritis sprendžia atskirai, tarkim, automobilių gamintojai būtent automobilių saugumą didina, kiti savo srities sprendžia. Tai čia irgi kaip ir turime šitas grėsmės, bet tendencija yra gerėjanti. Ką mes galime pastebėti, tai jeigu stengiamės koncentruotis į šią sritį, į šią silpną grandį, ar ne, tai kad mes norime praplėsti mūsų gyvybės apribojimą, ar ne, tai mes pastebėsime, kad ar mes norime savo sveikatą pasirūpinti, ar pasirūpinti, kad nesenėjam, ar išvengti smurto, tai dažnu atveju susives į mūsų ekonominį naudingumą. Arba labai elementariai, primityviai kalbant, jeigu atsirastų gyvybės eleksyras, jis tikriausiai brangiai kainuotų. Tai mes turėtume siekti turėti pinigų, kad galėtume jį įsigyti. Ir čia aš noriu pasigilinti, kaip apskritai iš savo kūną kaip resursą panaudoti tam, kad išgautume kuo didesnį ekonominį naudingumą. Pirmas dalykas, nuo ko siūlyčiau pradėti, tai yra savęs pažinimas. Mes vėliau dar prieisim, bet aš jau dabar noriu paminėti, kad tam, kad būtume sėkmingi ekonomiškai, ar ne, tam, kad turėtume didelį tą ekonominį naudingumą, tai prastai reikia siekti kuo aukščiau palipėti ties dviemis kopėčiomis, ne, ties dviemis matmenimis. Tai vienas vertė, stengtis būti vertingais, o antras unikalumas, išskirtinumas, stengtis būti sunkiai pakeičiamu. Jeigu siūlai vertę, kurią gali pasiūlyti visi kiti, tu nebūsi tiek ekonomiškai sėkmingas, naudingas, kiek tas, kuris siūlo ir kažką vertingo, bet ir yra
sunkiai pakeičiamas, kur analogų nėra. Tai būtent dėl to, kadangi mes kiekvienas esam skirtingas tiesiog genetiškai ar kultūriškai iš skirtingų ateinam pakankamai aplinkų arba skirtingas patirtis gyvenime susirenkam, mes save pažinę ir žinodami tas savo unikalumus, išskirtinumus, galim savo parinkti teisingesnę kryptį, kaip siekti didesnio ekonominio naudingumo. Aš čia įdėjau keletą pavyzdžių, kokie mano akimis tie vertinimai galbūt yra verti pabandymo, bet čia yra, aš tiesą sakant, tikrai nesu tame ekspertas, aš manau, kad yra atskiri žmonės, karjeros patarėjai, kurie tikrai protingiau galėtų patart. Čia aš tiesiog dalinuos, kas padėjo man, bet tikriausiai yra krūva tų kitų testų, vertinimų, kuriuo aš net nepabandžiau. Tai labai atsargiai šitoj vietoje mano patarimą priimkit, bet kas man patiko padėjo, tai šiuolaikinis bene geriausias modelis, kuris klasterizuoja žmonės, ar bent jau padeda suprasti žmonės, tai yra Big Five. Testas, kurį aš radau, yra mokamas, bet kuriuo atveju paliksiu nuorodą aprašyme, galite ir jūs pasinaudoti. Man labai daug padėjo apie save pasisemti, tikriausiai daugiau negu bet kurie kiti testai. Šis testas iš Principle U yra Ray Dalio sukurtas, jisai, kiek man žinoma, yra nemokamas ir tikriausiai irgi padės padaryti protingesnius sprendimus karjeros srityje, nes jis būtent į tai yra orientuotas, kaip save tinkamai pozicionuoti profesinėje aplinkoje. Trečiasis, tai man labai patinka, kad kažkas painvestavo ir išvertė jį puikiai į lietuvių kalbą, tai yra Myers-Briggs Character Type Indicator testas ir jisai skirsto žmonių asmenybės į 16 skirtingų tipų ir atlikus testą priskiria jūs į vienam ar keliems tipams ir galite susipažinti, paskaityti ir pasemti patarimų, kokie dažnai, tarkim, tokių panašių jūs žmonių yra pažeidžiamumai, kokios yra stiprybės ir panašiai. Labai rekomenduoju, visas nuorodas paliksiu. Mano akimis labai geras įžvalgas ties karjeros pasirinkimais, ties karjeros augimu duoda Cal Newport savo knygoje Toks geras, kad jie tavęs net negali ignoruoti. Ir jisai vėlgi čia viršelėje pažymė, kad seks savo aistrą nėra geras patarimas, tai atvirkščiai, tai yra blogas patarimas. Ir yra kitos strategijos, kurios kur kas geriau veikia karjeros augime. Aš neskaičiau visos knygos, žiūrėjau tik tai jos santrauką, bet man jinai labai patiko ir visiems rekomenduoju, nuorodą paliksiu. Dar noriu supažindinti su dar viena iniciatyva, tai 80 000 valandų. Ji pastebi, kad kiekvienas mes per savo gyvenimą turime 80 000 valandų, kurias skiriam savo profesiniai veiklai ir ji tiesiog bando pabrėžti, atkreipdėmėsi, akcentuoti tai, kad tai ir yra tas mūsų indėlis į pasaulį, kuris gali palikti didžiausią pėdsaką. Tai ir tikrai yra skirtumas, kur mes tą pėdsaką padedam, prie kokio pokyčio mes prisidedame. Ir aš neskubėsiu kritikuoti, kuria čia sritis galbūt prisideda daugiau, kuri mažiau, bet tiesiog agituoju pagalvoti, galbūt pasižiūrėti, ką jie rašo ir ką jie siūlo, nes manau, kad jie turi teisingų įžvalgų. Taip pat visi ko gero susidurėme, kad nors ir norime tobulėti, nors ir žinome, kad reikia ir turėtume tobulėti, bet ne visada pavyksta ir tai nėra akivaizdu, kaip iš tikrųjų su savimi, kaip su organizmu, kaip su kūnu susitvarkyti. Čia noriu ir vėlgi pasidalinti rekomendaciją. Kanalas YouTube Kurs Gesagt turi mano akimis labai puikų video apie tai, kaip apskritai su savimi dirbti, kaip save keisti. Paliksiu nuorodą į jį ir siūlau visiems, kam įdomu, pasižiūrėti. Dar tik noriu pastebėti, kad mūsų indėlis į visuomenę neapsiriboja mūsų profesinė veikla ir mūsų veikimas arba neveikimas irgi gali turėti įtaką. Pavyzdžiui, mes galime prisidėti prie naudingo gero pokyčio visuomenėje, jeigu priešinamės dezinformacijai,
atsakingai balsuojame, ar pastebėję kažkokį netinkamą elgesį, nusikalstamą elgesį, apie tai pranešame policijai ir tiesiog neleidžiame, kad mūsų akise tokie dalykai vyktų. Trumpai tariant, kviečiu nebūti abejingais, prisidėti prie pokyčio visuomenę, kuris mus kaip visuomenę augina, stato, tobulina, o ne greuna. Paskutinė tema – kūno aprūpinimas. Ir siūlau apie tai pasigilinti, pakalbėti, kadangi kiekvienas mes spręsdami tą individualų didesnio naudingumo uždavinį tikriausiai susidursime su atsikartojančiomis kūnui būdingomis kliūtimis. Kiek domėjausi, geriausias poreikius paaiškinantis modelis vis dar yra Maslow poreikių piramidė, niekas geriau kol kas ir nesugalvojo. Ir dažnas iš jūsų galbūt galvoja, taip, žinau, mačiau, gebu, moku, bet aš noriu jūs visgi truputėlį sustabdyti ir paskatinti, paklausyti, nes tiesa yra ta, kad žmonės nesirūpina savo kūno aprūpinimu. Ir leiskit pasidalinsiu keliais pavyzdžiais, kurie man padėjo tokią nuomonę susidaryti, galbūt padės ir jums. Pavyzdžiui, cukrinio diabeto tyrimų programos nuo 23 €. Tačiau Europoje daugiau nei 1 iš 3 suaugusiųjų sergančių diabetu yra nediagnozuoti. Šita informacija yra vieša, aš pasidalinsiu šaltiniais, bet taip labai lengva sustačius šį kontrastą pastebėti, kad labai keista. Kažkodėl žmonės, nors ir atrodo savaime suprantama, kad savo sveikatą turėtume rūpintis visi, dalis žmonių nesirūpina. Kitas pavyzdys. Daugiau nei 2/3 ES gyventojų savo sveikatą vertino kaip labai gerą arba gerą. Lygiai tuo pat metu daugiau nei 1/3 ES gyventojų nurodė, kad turi ilgalaikių sveikatos problemų. Arba kitas faktas. 2020-aisiais ES mirė 1,7 milijono jaunesnių nei 75 metų amžiaus asmenų. Bendras išvengiamų mirčių skaičius tarp jaunesnių nei 75 metų amžiaus asmenų buvo 1,2 milijonai mirčių. Tai tik noriu užakcentuoti, apie daugiau nei 70% mirčių galima buvo išvengti. Tokie skaičiai žmonių miršta nuo dėl išvengiamų priežasčių. Kitas faktas. Čia bandau priešpastatyti faktą, kad G2 sistemoje, tai yra portalas, kuris kaupia informaciją apie daug įvairių IT produktų, tai ten yra randama net 868 CRM. Ir tuo tarpu, kiek aš naršiau, kiek ieškojau, tiek mobilių programėlių, tiek nebūtinai mobilių, neradau nei vienos programėlės, kuri įgyvendindama tą pačią Maslow modelį, besirendama tą Maslow modelių, įgyvendintų asmeninių poreikių stebėsenos ar tai vystymo kažkokią programėlę. Tai kur aš net nemanau, kad čia mes lyginam obuolius su obuoliais. Klientus mes turim ne kiekvienas, poreikius turim kiekvienas. Tai manau, tai tik tai dar kartą patvirtina tą patį, ką bandau pasakyti. Tačiau prieš neriant į pačią piramidą, į patį tą modelį, prieš gilinantis jį, aš noriu pradžiai supažindinti jūs su pačia savoka, kas ta yra poreikio savoka. Tai cituoju iš Wikipedijos. Poreikis tai nepasitenkinimas tam tikrų momentų ir tam tikrame kontekste. Poreikiai skiriasi nuo norų. Poreikio atveju trūkumas sukelia aišku neigiamą rezultatą, sutrikimą arba mirtį. Kitaip tariant, poreikis yra tai, ko reikia saugiam, stabiliam ir sveikam gyvenimui. Trumpai tariant, poreikį patenkinti yra būtina. Tačiau nežinant, kokie poreikiai iš tikrųjų yra poreikiai, kokie ne, galima juos pakankamai nesunkiai sumaišyti su norais, įpročiais, lūkesčiais savo ar priklausomybėmis, ar ne? Tai aš noriu kiekvieną iš jų aptarti, pastebėti, kad mes atskirtume. Jeigu mes turime norą, mes galime suprasti, kad norai gali būti beribiai, atvirkščiai negu poreikiai. Ir aš galbūt, pavyzdžiui, norėčiau būti geriausias pasaulio krepšininkas. Ir ką galima padaryti su norais, jeigu jie yra kažkokie neadekvatus ar mums žalingi, juos galim tiesiog paleisti. Tai nėra mums gyvybiškai svarbu. Taip pat įpročiai. Jeigu aš kiekvieną, pavyzdžiui, penktadienį einu į barą su draugais,
tai galbūt yra įprotis, o ne poreikis. Galbūt šitas įprotis atliepia kažkokius poreikius, bet galbūt tos pačius poreikius mes galime atliepti naudingiau, efektyviau ir sveikiau. Kitas tai lūkesčiai savo. Čia gali ir pats savo susikelti tos lūkesčius, gali ir kiti juos tau sukurti, kad pavyzdžiui, visada privalau šypsotis, visada privalau su visais būti labai malonus, ir linksmas, ir pozityvus. Ir neprivalai, nėra priežasties taip manyti. Įsikirst kažkodėl šitą savo būtinybę, kelt tokią reikalavimą, kuris vėlgi gali būti, kad jisai gyvybiškai yra netgi labiau žalingas negu naudingas. Paskutinis punktas tai priklausomybės, pavyzdžiui, telefonas, alkoholis, kiti žalingi įpročiai. Tai priklausomybei įsigalėjus žmogui tikrai gali būti sunku atskirti, kur yra poreikis, kur yra priklausomybė. Nes kūnas tikrai duos suprast, kad jis nėra labai jau laimingas dėl to, kad tas poreikis nėra patenkinamas, ar ne? Bet vėlgi skirtumas yra tas, kad poreikių negali atsisakyti, jie yra gyvybiškai svarbus, tuo tarpu priklausomybės atvirkščiai, jos gal ir atrodo, kad negali jų atsisakyti, bet jos varo į dar didesnės problemas. Ir visi, kas patiria problemų su priklausomybė, siūlau kreiptis į profesionalus, tikiuosi, kad jie galės jums padėti, tai tikrai yra problema verta adresavimo. Čia ir yra pagrindinė poreikių išmanimo vertė, kad juos žinant yra kur kas lengviau atskirti, ar tas dalykas, kuris man neduoda ramybės, yra svarbus, ar aš turėčiau jį paisyti, ar galiu toliau sėkmingai ignoruoti. Tiesą sakant, esu radęs kelias skirtingas tas Maslow piramidės ir aš vėliau pristatysiu jums tą sąrašą, tą piramidę, kuri mano akimis geriausiai suformuluota, geriausiai apibrėžia viską, ką Maslow pabandė pasakyti. Tai neskaitysiu aš jos visos detaliai, bet ką aš noriu pastebėti šiame punkte, tai kad nėra prasmės poreikių nepatenkinti, save kažkaip kankinti ar patenkinti juos nereikalingai brangiai. Pavyzdžiui, imkim vieną atspirties tašką. Mes visi turim pasirūpinti tinkamą kūno temperatūrą. Ir mes jau esame įpratę tai daryti ir žinom, kad jeigu sušalsi, gali susirgti. Jeigu dar labiau sušalsi, gali netekti galūnių. Jeigu dar labiau sušalsi, gali netgi ir numirti. Ir mes esame įpratę rūpinti savo kūno temperatūrą, mes pasirūpinam aprangą savo, ar ne, jeigu einam į kažkokį tolimesnį žygį, netgi įsidedam ir atsargai drabužių. Ir štai ir galim pastebėti, kad temperatūra, ar netinkama, yra mūsų poreikis. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, draugystė yra mūsų poreikis. Bet gali būti, kad mes draugystės poreikių tikrai nesirūpinam tiek atidžiai, kiek temperatūros. Dažnai gali būti, kad praleidžiam daug laiko su žmonėmis, kurie net ir nelabai atliepia mūsų draugystės poreikių. Ir paskui stebimės, kaip būdami tarp žmonių esam tokie vieniši. Tai ir palyginimui turbūt prastą šildytuvą greitai išmestume. O kažkaip tą prastą draugą, kaip turim, taip turim ir patys tikriausiai nežinom kodėl. Aš jokių būdų neraginu su žmonėmis elgtis kaip su daiktais, aš tiesiog raginu savo poreikius atpažinti ir juos prioritizuoti. Išmokti pačiam pasirūpinti savimi. Net jeigu labai nori padėti kitiems, labai tikėtina, kad galėsi tai daryti geriau, pirmiau padėjęs savo. Tikriausiai retesnis yra matęs šią diagramą, jinai yra paminėta tame pačiame Maslow Hierarchy of Needs Wikipedijos puslapyje. Tai kelios įžvalgos. Jeigu esate šiame, tarkim, laiptelėje, jūsų labai nepatenkinti dar gan žemo lygio poreikiai, tai jums aukštesnio lygio poreikiai net nėra juntami. Tai kas yra įdomu, ar ne? Ir jeigu jūs bandytumėt, pavyzdžiui, susipildyti savo poreikius, jūs gali būti, kad ir sakytumėt, kad ne, aš nejaučiu jokio savirealizacijos bado ir priežastis ir būtų ta, kad jūs gal esate dar tiesiog nepakankamai pakopęs aukštyn. Kitas dalykas yra įdomus, kad visi tie poreikiai, tarkim fiziologiniai ar ne, ar paskui saugumo, jie nepakyla tiek aukštai,
kaip tie, kurie ateina laipteliu aukščiau poreikiai. Tai štai ir galime pastebėti, kad žmogui, kuris yra čia, jau jisai pakankamai savo poreikius yra apsirūpinęs, jam išgyventi pažeminimą gali būti, kad yra kur kas sunkiau negu tverti alkį. Ką aš siūlau daryti, tai organizuoti savo poreikius. Mes turėtume organizuoti šią savo gyvenimo dalį ne prašiau negu bet kurią kitą. Ir čia noriu pasidalinti savo asmeniniu pastebėjimu, poreikius tenkinti organizuotai, efektyviai yra pakankamai pigu. Ir noriu pasidalinti, kaip aš siūlau tai daryti. Tai sukūriau tokią poreikių lentelę, aš šituo šablonu Google Doc pasidalinsiu ir kiekvienas iš jūsų galės nusikopijuoti ir savo šitą atsinaujinti ir pasitikrinęs ar ne kiekvieną savo poreikį šitoje lentelėje, kokia maždaug jo yra būklė, kiek svarbu jį taisyti, galės save stebėti ir judėti link to, kad visi poreikiai būtų užpildyti. Pradžioje norėčiau jūsų pažindinti su pačia lentelės struktūra. Tai pirmasis stulpelis yra poreikių grupė, tai jau kaip ir matėte, pavyzdžiui, fiziologiniai poreikiai, tiesiog aš tą piramidę apverčiau ir tie pirminiai poreikiai yra lentelės viršuje. Ir eina taip žemyn lentelė, einant piramidę kylam aukštyn. Pamaniau, kad taip tiesiog bus patogiau, kadangi jeigu nepatenkinti yra fiziologiniai poreikiai, tai nuo jų reikėtų pradėti, o nesikapstyti kažkur giliai. Tai antrasis stulpelis yra jau konkrečiai patys poreikiai, trečiasis stulpelis yra statusas, čia galite pasirinkti iš 5 lygių, kiek jaučiate, kad tas poreikis yra nepatenkintas. Ir ketvirtas stulpelis yra sprendimas, kur vėlgi siūlau, manau, kad GPT tikrai gali jums protingai patarti, kaip tą poreikį atliepti. Pabandžiau į sprendimo stulpelį labai paviršutiniškai savo nuožiūrą, bent jau vieną kitą kažkokią tais gairę duoti, kaip galbūt tą poreikį reikėtų atliepti, bet drąsiai trinkit viską, jeigu norit, ir pildykite nuo nulio. Noriu, kad tas mano patarimas būtų naudingas, o ne kliudytų. Jeigu matot, kad kliudo, jokių problemų, ištrinkit, pildykit pagal save. Norėčiau pasidalinti keletą įžvalgų. Pavyzdžiui, pirma, kad atrasti poreikius, kurie iš tikrųjų pas mus yra alkani, nėra taip jau paprasta. Jeigu eisite per visą šitą lentelę, jums pastebėti, kurie fiziologiniai poreikiai yra patenkinti, kurie ne, tikriausiai yra pakankamai lengva, bet važiuojant toliau tai yra sunkiau. Ir pavyzdžiui, tas faktas, kad jums trūksta galbūt intimumo ar emocinio saugumo, gali būti, kad jisai nebus akivaizdus. Kūnas jums nepasakys tiesiai šviesiai, kad jam trūksta būtent to, yra kiti indikatoriai, kurie apie tai išduoda. Ir dėl to reikia, mano siūlymas, pabandyti pasidomėti daugiau, galbūt pasitelkti tą patį ChatGPT, jisai labai gerai šitą uždavinį daro, padeda tą tokį ugdyti self-awareness, nežinau kaip lietuviškai verčiasi, bet savęs supratimą, savęs refleksiją. Ir tiesą sakant, manau, kad ChatGPT yra tobulas įrankis šiam uždaviniui, nes visos šitos problemos yra tikrai neunikalios. Kiek yra žmonių, ar ne, tiek jau yra perėjusių per bene tos pačius dalykus, per ką jūs einate. Tai jeigu tai yra tas elementarus poreikių patenkinimo klausimas, tai ChatGPT tikrai turi pakankamai informacijos, bent jau mano akimis, kiek bandžiau, kad galėtų tinkamai patarti, kaip vieną ar kitą sprendimą rasti, kaip poreikius patenkinti. Dar noriu pastebėti, kad pildant poreikius reikėtų nepamiršti, kad ko mes didesnėme kontekste siekiam, tai savo kūno maksimalaus naudingumo. Ir nebūtinai poreikių labai jau greitas patenkinimas mums duos geresnį rezultatą. Pavyzdžiui, jeigu aš pastebiu, kad mano daug dažniau aš tiesiog nuvargstu protiškai ir man svarbu yra pailsėti protiškai, tai nėra skirtumo, ar aš labai jau greičiau valgysiu, ar labai jau greičiau vedžiosiu šunį, šiaip ar taip man tiesiog reikia ilsinti savo galvą. Tai nepamirškime to. Tad štai ir viskas, šiam kartui tiek, tikiuosi buvo įdomu, tikiuosi išgirdote kažką naujo, daug
prirekomendavau dalykų, daug nuorodų palikau ir dar kartą tik tai paminėsiu ir parekomenduosiu, kad manau, kad verta pasigilinti ir pasižiūrėti. O šiaip kviečiu visus prijaučiančius jungtis į Less Limited bendruomenę Reddit'e ir galime pratęsti ten yra ir diskusijų ir daugiau bus tokio ir panašaus turinio. Ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, paspauskit patinka, jeigu norit pasidalinkit, o jeigu turit pastabų ar norit padiskutuoti, drąsiai tai galim daryti komentaruose. Iki!